Druska tai mineralas bei cheminis junginys, susidedantis iš kationų ir anijonų, turinčių priešingą elektronų krūvį. Kitaip, natrio chloridas, valgomoji druska. Klintis randamas Akmenės rajone, gipsas randamas Šiaurės Lietuvoje, Biržų Pasvalio rajonuose. Dolomitas randamas Pakruojo, Joniškio rajonuose. Akmens druska randama Šilutės rajone. Gamtoje paplitusi kaip nuosėdinė uoliena, akmens druska ir ištirpusių jūrų, ežerų, požeminiuose vandenyse. Koncentruotas bespalvis ar spalvotas druskos kristalas vadinami chalitu. Druska yra neatskiriamas buities ir chemijos elementas. Ji naudojama maisto gaminime, valymui, konservavimui ir net cheminėse eksperimentuose. Druska gaminama ir dirbtiniu būdu. Randama Doverio Baltosiuose olose, Lietuvoje, Varėnos, Vilniaus, Šalčininkų rajonuose. Naudojama mokykliniams kreideliams, kalkėms, cementui, sodai, stiklui gaminti, parfumerijoje, dirvožemiams kalkinti. Pramoninėje chemijoje druska turi įvairių cheminių junginių, tokių kaip natrio hidroksidas ir chloras, todėl naudojamas chemikalų gamyboje. Druskos naudojamos valant vandenį, naikinant bakterijas ir kitus kenksmingus organizmus. Taip pat druskos mišiniai gali būti naudojami kaip ledo tirpikliai, mažinantys šalčio poveikį keliuose ir šaldytuvuose. Druskos tirpalai gali būti naudojami įvairiuose cheminėse procesuose, tokiuose kaip metalų apdorojimas ar katalizatorių gamyba. Taip pat druska naudojama ne tik pramonėje, bet ir maisto gaminime, ne tik skoniui suteikti, bet ir kaip natūralus konservantas, slopinantis bakterijų ir pelėsių augimą. Taip pat ji yra svarbi daugelyje fermentacijos procesų, tokių kaip rauginti agurkai, kopūstai ar mėsa. Druska padeda reguliuoti tešlos fermentaciją, pagerindama duonos ir kitų kepinių tekstūrą.